Sveiki, kapitonai, žvėjai ir turistautai. Taigi, aš plikas ir mano draugas plaukuotas. Šiandieną išvažiuojam į kalnus. O tiksliau, išvažiuojam į Rumunijos kalnus. Ten bandysim aplankyti miškus ir žinoma gražius vaizdus. Taigi, sekit ir pamatysit, kas bus toliau. Išėmiau priekinę sėdynę. Čia šiaip daug visokių daiktų, pilna bagažinė. Ką dar pasakyti? Na, manau, viską aprodysiu ir viską sužinosit paeiliui, po truputį, o dabar aš bandau pasiekti Lenkiją. Palieku Lietuvą baltam jos kvėpavimą, su nerimu ir viltim vienu metu. Žibintai pjauna tamsą, kelias slidus, kaip mintys galvoje. Daiktai sukrauti ne tik bagažiniai, bet ir viduj tai, ko nepaleidau ilgai. Judu link Tatrų per šaltą naktį. Kelias nelengvas, bet nuotaika gera. Gal ne todėl, kad lengva važiuoti, o todėl, kad pagaliau važiuoju ten, kur noriu. Tu juokauji. Oi, papuoliau. Taigi nieko nebematau per priekinį stiklą. Užsipyliau skystį -20. Galvojau, kad kumštukai užšalo tiesiog. Bet jeigu man užšalo visas skystis, tai aš visą kelionę važiuosiu be langų skysčių. Kokia nesąmonė! Eik tu šikt. Ką daryt? Purkštukus bandžiau atkrapštyti, kiek išėjo atkrapščiau. Va. Langą gleizuoja tik ir viskas. Nežinau, einu atsidaryt kapotą, pažiūrėt gal. Nesąmonė. Nusipirkau langų skysčio dabar. Praploviau langą iš išorės. Bet aš taigi taip nepilstysiu visą laiką. Kažkokia nesąmonė.
nesąmonė. Lempų apiplovimas matosi veikia, kai spaudau purškę ant lempų. Kas džipus turit, pasakykit, gal žinot, motoriukas pats, jisai bendras yra su lempom, kad purkštų. Turiu omeny lempų apipurškimas ir į stiklą. Nejaugi man siurbliukas koks nusprogo. Dar iš Lietuvos neišvažiavus. Oi. Pusryčiai. Rūgštukus irgi pabandžiau apiplauti. Bet neaišku. Galvoju, gal iš po kapoto ta šiluma einanti, jinai vis tiek, kažkiek atšildys. Nes skystį nusipirkau, supyliau irgi su anuo sumaišyt, kad lyg tai bakelėje neužšalęs. Bet aš galvoju, galbūt tuose žarnelėse užšala. Vakar viskas buvo gerai. Net nemiščia, kad bent vienas... Gal reikia kapotą atsidarius pasitikrinti, ar kur nors žarna netrūkus. Ne. Realiai girdžius suveikia. Va, lempas apipurškė. Žodžiu, susinervinau. Lenkijoje gal reikės kokį servisiuką pabandyti pasieškoti, kad užmestų akį. Šeštadienis klausimas, ar dirbs. Oi. Nu gerai, ką, viskas. Baigiau valgyti. Važiuoju toliau. Ką, važiuoju jau per pasienį, važiavau iš tikrųjų per Lazdijus, nes per pagrindinį mūsų pasienį, kur važiuoti Lenkiją, buvo avarija, o susidūrė fūros lyg tai. Ir gavau žinutę, kad kelias tiesiog uždarytas neribotam laikui. Ne tai, kad uždarytas, o užblokuotas. Tai va, pasirinkau kitą kelią. Nebuvo jisai čia toks geras. Bet užtat automobilių visai nebuvo. Net nežinau, gal jau tenais tas kamštis ir jau buvo išnykęs. Gal ten viskas jau buvo sutvarkyta, bet nenorėjau rizikuoti, tiesiog sėdau ir važiavau pro kitur. Na, tikiuosi neapsirikau, gal laiko biškį daugiau užtrukau, bet panašu, kad viskas gerai. Lekiam toliau! Tai va, sustabdė mane pasienį, dabar laukiu, paėmė dokumentus, kad patikrinti. Pažiūrėjo galą, pažiūrėjo, kaip aš čia atrodau.
Na, aišku, ne kiekvieną dieną taip džipą užkrautą pamato. Goodbye. Yes, thank you. Nu va, viskas. Važiuojam toliau. Jeigu ne tie purkštukai, būtų iš vis viskas super. Oi, gerai, praleido. Važiuojam. Nu va, dabar tikiuosi mane girdėsit geriau. Per tą stresą, suprantat, išvažiuojant čia viską, ką nepamiršt, ką ne. Žodžiu. Užsidėti pamiršau mikrofoną. Taip, turiu gerą žinią, vienas purkštukas atsigavo, vadinasi, buvo užšalę vamzdukai. Tai bent vienas purškė dabar. Manau, greitu metu atsigaus ir antras. Važiuojam toliau. Nu va. Po kiek čia kilometrų atrodom taip, būtų gerai, aišku, tas košės neužšaldyti. O taip va, atrodom. Nenorėčiau, kad užšaltų čia viskas. Dabar kol skysta, labai gerai prasivalai, toliau važiuoji. Bet va, kai kur jau yra ledų. Gerai, reikia šuniuką pavedžioti. Nu, herkunėliu mano, drebantis visas. Nori biškį prajudint bulkas, ane? Palauk. Opa. Tuoj mažyti. Raktus turiu. Nu, einam prasieisim, šunytė man. Einam prasieisim. Reikia įsysiu padaryti. Jėsiu, neskubėk. Visur spėti, tai va, nežadu čia užsibūti. Mašiną palikau užkurtą. Pravedu šuniuką ir varom toliau.
Atsigavo ir antras purkštukas. Žiūrėkit. O kaip valo. Liuks. Viskas, problemų nebeturiu. Dar taip ilgai iki Augustovo nesu važiavęs. 6 valandą išvažiavau, dabar 10. 4 valandas. Kažkoks košmaras, keliai Lietuvoje, tai aš patyliu, įvažiavom į Lenkiją, viskas, visur sausa praktiškai. Tai biškiuką dabar duodam gazo, nes kitaip tokiu tempu, jeigu važiuosiu, aš per 3 dienas nenuvažiuosiu niekur. Gerai, Augustovą pralekiam, lekiam toliau. Prasidžiovinti liuką, apšalę, lašiukai ledukų kabo. Drėgmė buvo. Tai galvoju, per tą laiką, kol važiuoju, turėtų išdžiūti. Chill visiškai toks. Sėdi ir chilini. Tai mano darbas toksai lėkt visur į vieną pusę, į kitą pusę, čia su klientais, čia prie kompo, čia streso biški. Tai toks nusiravimas nuo darbo. Visiškai čilas. Jaučiuosi tik dabar toks atsipalaidavęs. Atrodo, visas problemos ten kažkur jau toli už nugaros. Tai va, galim pašnekėti iš tikrųjų. Klausimas kyla gal kai kam aš tą priekinę sėdynę išėmiau. Ogi tam. Vienas dalykas papildomas svoris, o antras dalykas jinai vietos užima. Aš kai buvau pasitestuoti, įlipimas į mašiną, ten per bagažinę, per aną šoną, jisai toksai, nėra patogus, biški komplikuotas, nusirengt komplikuota yra. Tai mano idėja kilo dėl ko, nes čia kai išsilankstysiu sėdynę, aš per tas duris keleivio pusės galėsiu tiesiog atsidaryti, įeiti ir čia nusirengti. Čia bus mano prieingis, mano koridorius. Tai va, aišku, jeigu daiktų čia krūva neatsiras, žiūrėsiu, jeigu čia išeis susikrauti ant priekinės sėdynės, labai norėčiau čia laisvą pasilikti. Labai daug vietos užima mano įranga. Ir nesinori tos įrangos dėti kažkur ten į galą, kur aš, matot, užsibarikadavęs esu. Ten čiužinys yra ir gale realiai tenais šalta, o aš nenoriu, kad mano baterijos visos sušaltų. O šalta kodėl sakau, nes ten matyt viskas kaip uždegta, aš atsidarau bagažinę, ten matau net šerkšnas yra. Tai nesvarbu, kad čia dabar pas manęs mašinai yra 18, ten gale bagažiniai tiek nėra.
nes va, kaip ir sakiau, su čiužiniu visą galą uždengiau ir jisai realiai pasidarė toks izoliuotas. Taip, tai per šiandien, nežinau, bus pirmas tas toksai lovos išskleidimas ir pasibandysiu tada viską susidėti į vietą vėl, į vietas vėl, nes iš po testo nakties aš daugiau testų nedariau, nes realiai daug daiktų atsirado irgi paskutinę sekundę, paskutinę minutę atkeliavo, parsisiunčiau, gavau ten, sakykime, papildomų dalykų, kuriuos neturėjau prieš tai ir jie tiesiog tokie liko be vietos. Į stogo bagažinę susikėliau benzino bakus, automobilio įrangą visą taisymai turiu omeny, ten raktai, diržai, grandinės, lentos po ratais. Viską susidėjau į stogo bagažinę, tie, kurie daiktai retai bus naudojami. Tai va, gale pas manęs yra bagažiniai Webasto, vienas kuro bakas, tai dizelio, nes aš manau, kad aš jį dažniau tampysiu, tai tiesiog į viršų nedėjau, nors realiai viršų jau ir vietos nebėra. Tenais yra 2 bakai po 20 litrų ir vienas bakas 10 litrų. Tai kai aš kilsiu į kalnus, tenais degalinių nėra. O šitas rykliukas, jisai kalną tikriausiai pradedant važiuoti, pradės ryti ne taip kaip ant kelio, ne taip kaip tiesiojoj. Tai realiai pasimsiu atsargos 50 litrų kuro. Tiek aišku, galbūt man nereikės, bet atsargai. Kai sako, atsarga gėdos nedaro, o aš to kaip ir nepatyręs negaliu pasakyti net, ko man reikės, ko man nereikės. Aišku, gal man reikėjo iš anksčiau tos video pradėti daryti, jūsų paklausti. Gal kažkas susidūrė tenais važiuojant, ten kalnuose, sakykime, praleidžiant naktis, bet ne vasarą, o žiemą. Į kažkokius miškus, atsiprašau. Į miškus ten įvažiuojant. Aišku, ten gali būti tiek sniego, kad aš net neįvažiuosiu, aš net to gerai nežinau, nors kiek domėjausi, kiek žiūrėjau video. Aišku, ten džipai būna kur kas geriau paruošti, kurie ten lenda į tuos miškus, bet yra ten tų kelių tokių, kur įvažiavę tiesiog jie važiuoja, aišku. Tai va. Bus įdomu, man atrodo, bus įdomu. Bandau nuotykių ant savo šiknos paieškoti. Tai va, nepamirškit paspausti like, paspausk subscribe ir parašyk komentarą. Vat būtent apie ką aš kalbu, galbūt tu turi man ką pasakyti, gal jūs turit idėjų kažkokių, ko aš dar nežinau. Bet atrodo lyg tai kaip ir viskom pasirašiau. Tik, aišku, kad būtų įdomiau, nepasirašiau ir neturiu vadinamos gervės. Gerai čia ar blogai, pamatysim visos kelionės metu, nes neinvestavau aš į gervę, neinvestavau. Daug kas sako iš draugų, kad blogai, bet turiu diržus, o šūdas.
Aš rankinę gervę palikau namuose. Turėjau rankinę gervę pasimti šiandien. Rytą dar galvoju, rytą reikia pasimti iš sandėliuko būtinai. Šūdas. Oi. O rankinę gervę tą tokią turėjau, kur su ranka užtempė. Ten jinai daug netempė, bet planas buvo virves, jeigu ką sudėti, tai tiesiog su rankinė gervė po truputį kažkaip ištraukti. Bet aš nelysiu į molynus, tikiuosi, kad aš neįkrisiu. Bandysiu važiuoti, kaip sakant, su galva, kuria neaišku. Atsiprašau, galbūt video kokybė nebus labai gera. Taupant gigabaitus, nes aš vis tiek, kadangi mobilius duomenis naudosiu, o jie pas manęs riboti, aš stengiuosi video kuo daugiau suspausti, kad turėčiau gigų ir įkelti būtent iš kelionės jums, o ne grįžęs, pamontuoti ir paskui ten pavasarį atiduoti jums pasižiūrėti tą medžiagą. O mintis mano visa tai ir yra, kad važiuoju, pamontuoju, įkeliu, pažiūrit, duodat man kažkokių patarimų, nežinau, kažką tokio, kas man galbūt būtų vertinga. Ir toliau darau dalykus. Tai va. Kol kas tam kartui tiek. Važiuoju. Iki. Tai kai įdomi jums serija šiandien, ką? Visą dieną žiūrėt, kaip aš mašinai vairuoju. Jo. Tokia diena. Aš iš tikrųjų šiandien visą dieną mašiną ir vairuoju. Ką, turiu problemėlę. Kažkodėl pradėjo pūst šaltą orą. Tai bandysiu. Gal šiaip rodo bakelį antifrizo. Antifrizos bakelį pilnas. Va. Bet vandens pompa irgi pakeista buvo. Ne taip senai. Bandysiu sistemą pavorinti. Gal sakau, oro yra, nes sistema pildė antifrizo. Gali būt, kad oro prigaudė. Pabandysiu aukščiau važiuoti. Biškiuką pakelti į priekį.
Šūdas. Эх, ты щит. Что я могу? Eik tu na. Šūdas nesiseka. Žodžiu. Bandžiau tą nuvarinimo varžtą atsukti ir galvutė nukrito kažkur į apačią ant variklio apsaugos apačios. Nežinau, bandau davažiuoti iki vietos, o vietoje jau žiūrėsiu tenai. Keistas jausmas. Nu ką pasakyti, biškį prišikau į kelnes. Iki vietos liko 212 kilometrų. Mano stovyklavimo, kur aš ten pasiruošęs. Nu dabar kepa lygtai. Taip įdomiai, aš kai maksimumą užstatau, karšta. Į vakarą ir saulė nušvito. Tik per mano murzinus langus tikriausiai nelabai matosi.
Nu va. Pabandžiau šį vakar susirūšiuoti viską. Tai biškiuką mažiau daiktų salone. Naktį aišku, šudinai, bet bandysiu dar rytoj kažką pasidaryti, kad kuo mažiau daiktų būtų viduj. Tai va, bus mano miego vieta. Maistas, dėžės su aparatūra ir tenais šuo šalia. Čia keli daiktai, va, batam nusidėti ir čia įlysti. Viskas. Nu va. Šiandien plius minus padarėm su savo draugu. Kiek Herkūnį padarėm šiandien kilometrų? Apie 820, ne? Kažkas tokio. 800 su viršum, taip gerokai kilometrų prasukom. Atvažiavau realiai į vietą, jau buvo tamsu. Tai netgi kur atvažiavau, tai pamatysiu pats tik tais rytą. Nebuvo jauku iš tikrųjų čia naktį tvarkytis, nes persidėliojau daiktus stalčiuje biškiuką, nes rimtai per daug daiktų realiai trūksta kažkokio storidžo, kur sukabinti, sudėti. Bet aišku, čia tik tais, kaip sakant, praktika. Mažai gal testų buvo, paskubėjau, gal reikėjo kokius 2-3 testus daryti. Reikėjo ir šunį pasimti, nes iš pradžių galvojau, kad šunį be dėžės vešiu, be transportavimo dėžės, bet jam stresas didelis važiuoti ne dėžėjai, nes jis pradeda maltis po visą mašiną, draskyti, krapštyti sėdynės. O taip va, jisai savo dėžutėj nuėmiau tą viršų. Jisai viskas kimarina mažulis. Seniuk tu mano. Seniuk. Šilta. Gerai. Labai gerai iš tikrųjų, kad... O, lempa išsijungia. Labai gerai, kad šilta iš tikrųjų. Tai 4 laipsniai šilumos. Sėda lempa. Kažkur kitą turėjau. Tai va. Ką, o mes susitiksim rytoj. Parodysiu, į kurią čia vietą atvažiavau, nes norėjau parodyti, aš atvažiuoti su šviesa čia, apžiūrėti viską, bet įvažiavau kažkokią molynę čia. Teišlynę. Tai va, gerai. Ką, susitiksim rytoj. Iki. Nagi, o tu, jeigu dar neužsiprenumeravai kanalo, raginu tai padaryti. Paspausk like, parašyk komentarą ir tai padės man kurti. Ačiū. Iki.